Sveiki, mėlyjeji, štai vėl pradedu naują vlogą ir pradedame iš Panemunės. Jau priėjome pačią pradžią Panemunės, kai paleidom be pavadžio, nes nėra nei vieno žmogaus ir aš puikiai suprantu kodėl, nes kaip matot, mes, nematot jūs aišku, bet mes sėdam vos ne ant kiekvieno suoliuko pailsėti, dėl to, kad yra žiauriai tvanku, drėgna ir turbūt slėgis žemas, tai labai sunku eiti. Ir mes norėjom trumpinti maršrutą, bet aš galvau, kad nueisiu, bet iš tikrųjų dabar net gailiuosi, galėjau mažiau nueiti, bet gal prie Nemuno kažkaip bus vėsiau. Nežinau, dar mes Nemuno nepriėjom, Nemunas ten. Tai va, tai eisim iki Nemuno ir žiūrėsim. Jeigu labai bus tvanku, kaip čia pasitrauk, Kivė, kur tu? Kivė, būk. Žodžiu, eisime pro sanatoriją tuberkuliozės ir paleisiu. Kivis nori atsigulti, aš jį laikau. Tai va, tai prasuksim gal trumpesnį maršrutą, dar tiksliai nežinom, net nesikalbėjom apie tai, bet jeigu abiem bus sunku, tai taip ir darysim. Tai va, dabar keliaujam toliau. Štai stotelė, kur truputį pailsim, nes vieni eiti neišeina, reikia pailsėti ir galvoju truputį papasakosiu jums, ką aš atradau. Žinau, kad tai yra jau senas dalykas, senas reikalas, bet aš tik prieš 2 dienas atradau, kad galiu klausyti muziką per Spotify nemokamai, be reklamų, negu YouTube'as, lyginant su YouTube'u. Be reklamų, muzika ta pati ir YouTube'as visą laiką yra užsidegęs ekranas dėl to, kad vaizdas eina, o jei nori, kad grotų fone, reikia mokėti pinigus. O Spotify neišeikvoja tiek daug energijos, nes groja tik muzika, ten klipų nėra, ten vaizdo klipų nėra. Tai vien tik paklausyti muzikos, tai galima per Spotify. Ir aš žinau, kad jūs dabar juoksitės, sakysit, aš jau už 10 metų klausau. Nežinau, 10 metų egzistuoja, bet sakysit, labai jau ilgai klausau Spotify, tik Spotify ir taip toliau, kai noriu klausyti muzikos. Ir o aš atradau neseniai ir labai tuo džiaugiuosi. Praeitą savaitgalį čia vyko bardų koncertas. Iš tikrųjų juokauju. Mes šitą vietą praminėm Akacijų alėją dėl to, kad čia tikrosios akacijos, tos tikrosios, ne tas, kur tik vadina akacijomis, o šitos akacijos ir yra tikrosios. Čia nelabai matyti nežydi, bet čia yra tikrumai, yra akacija. Ir mes praminėm čia Akacijų alėją, o būtent bardų koncertas vyko Akacijų alėjoje, Kulautuvoje. Tai ten yra jau pavadinimas tos vietos tikras, kaip ir visi žino pagal tą pavadinimą. Žodžiu, kažkur netoli Kauno. Tai va, tai dabar gaila, kad negalim parodyti, matot, akacijos žydi geltonai. O tos, kurių neprisimenu pavadinimu, robinijos, kur medžiai, ne krūmai, visi galvoja, kad ten akacijos ir dar yra daina Papuošk kareivio kapą baltais akacijų žiedais. Akacijos žydi geltonai, čia šitie krūmai, o robinijos žydi baltai ir tai yra supainiota, tai yra ne papuošk akacijų žiedais turėtų būti, o baltais robinijų žiedais. Tai čia kažkada jau šitą pasakojau prieš kelius metus, gal prieš 2, bet galvoju, kad vis tiek ne visi žiūrite visus vlogus, tai galbūt čia kažkokia bus naujiena ir nei to vlogo nematėte. Tai va, o mes jau čia toli nuėjome, liko nueiti iki gatvės, tai čia nekažiai kiek, ir tada per keliuką į jaunimo parką, o kaip žinot, mes gyvenam tam pačiam mikrorajone, kuriame ir yra jaunimo parkas, tik jį reikia pereiti ir porą darželių praeiti ir būsime namuose. Susidarys turbūt kokie 9 kilometrai, nes truputį buvo pavaikščiota prieš išėjimą, o čia beveik lygiai 8 kilometrai, žinokit, šitas mūsų ratas Panemunės. Ir mes taip ir padarėm šitą didesnį ratą, nors aš jums sakiau, kad jeigu nepaeisim, darysim mažesnį. Bet kai paėjom pavėsyje, nes ten buvo daug medžių, atsigavom ir žiūrim, kad paeinam. O kiviukas neparodėm, kažkaip nenufilmavom, kiviukas buvo į Nemuną įlindęs,
pilviuką pasišlapino ir irgi atsigavo. Nes, įsivaizduokit, su kailinukais būti, kad ir vėsiau, jam vis tiek karšta. Ir vis tiek valsuoja liežuvį iškišęs nors pilvas šlapias. Tai einame mes toliau ir tuoj prieisime namus. Štai noksta uogytės. Jos yra nevalgomos, tiek nevalgykit. Jos rausta iš pradžių, o paskui pasidaro mėlynos sunokę. Bet juodos mėlynos, jų tamsiai mėlynos juodos. Ir jos yra nuodingos ir jos vadinamos laukinėmis trešnėmis, nors galbūt čia nėra oficialus pavadinimas. Gal žmonės taip vadina, nežinau, nesvarbu, bet žinom, kad jos nuodingos, bet labai gražios. Ypač kai paraudonuoja pilnai. Aišku, kai juodos, tai nelabai gražu. O čia šalimais tos patys krūmai, tai dar netgi jų daugiau šitų uogyčių. Bet kažkodėl šalia auga ir visiškai nenoksta. Tai sako vyras kitas augalas. Tai galbūt, tai ir aš suklydau. Bet tai panašu. O dabar saulė išlindo, karšta, veidas prakaituoja, o makiažą pasidarius, tai einam į pavėsį, bėgam išsijungiam. Tik parėjome ir iš karto dangus apsiniaukė. Jau einant mums, dangus buvo apsiniaukęs, bet nelijo. Dabar, aišku, jūs nematysite, bet jau pradėjo lyti, nes yra keletą mažų taškiukų ant lango. Čia vaizdas pro mūsų virtuvės langą. Ant palangės gražios gėlės, tik ne kaktusai žydės, pelargonija ir kitos kaiminystės namas iš ne kiemo pusės, o ten kitas kaiminystės namas iš kiemo pusės. Sveiki, pirma diena po audrų arba lietaus, kaip čia pasakyti, 2 dienų. Vakar iš vis buvo audra ir ką tik matėte vaizdus, tai pirmiausia išvirsta berža, tai čia irgi netoli Alytaus kultūros centro, ir kur aš čia dabar filmuojuosi, sėdžiu, o paskui matėt, gal tikiuosi supratot, kas ten, nes iš tikrųjų tai amfiteatro kėdės išvartė. Kvietėk! Amfiteatro kėdės išvartė, vienoje tik tai pusėje. Aš mačiau Facebook'e, kad ir kitoje buvo išvartė, tai turbūt jau truputį sutvarkė. O dabar dar spėjau, kaip pasakyti, nufilmuoti nesutvarkytas vieną tą pusę tų kėdžių. Ir iš tikrųjų čia yra Lenkijos ir Lietuvos bendras projektas, Alytaus amfiteatras. Bet, kaip ir sakė, dėl tų stogelių yra negerai, dėl to, kad jeigu lyja lietus, tai vis tiek aplyja, stogeliai visiškai nepadeda, o jeigu ateina žmonės į koncertą arba į kokį kitą renginį po lietaus, tai irgi būna visos kėdės su balutėmis, nes įdubimai tokie yra. Tai toks mūsų amfiteatras, truputį prastos kokybės, bandė kažką galvojo, kad kažką keis, bet kiek aš pastebiu, nieko nesugalvojo ir nieko nepakeitė. Ir nemanau, kad pakeis. Tiesiog kainuoja pinigai, o turbūt amfiteatrui skirti nenori. Bet iš tikrųjų nelabai kas ir vyksta jame. Labai jau seniai girdėjau, kad čia kažkas vyktų, nes arba karščiai vasarą, tai niekas tikrai nedarys kažkokio renginio. Arba lietus, tai rudenį gal rugsėjo 1 švęs. Nes įprastai švenčia rugsėjo 1, o ten fontanas, jūs nematot jo, nes ten tik tai fontanas, bet be vandens. Bet tame fontane jis skirtas ne tam, kad dabar čia gražiai atrodytų. Jis skirtas per vaikams kitus renginius, paleidžia jį ir įpila kažkokių muilų, kad burbuliukai būtų. Ir vaikai, aišku, ten žaidžia ir linksminasi tuose muilo burbuluose. Tai tokios smulkmenos, mes einam dabar į pramonę, taip stojosi ir einam toliau. Sakėme, eisim į pramonę, bet atėjom į Panemunę, čia buvo mūsų namai kažkada. Ir dabar mes atėjom, radom gražią obelį,
su raudonais obuoliukais, čia atėjom pasifotografuoti ir taip pat norėjom jums parodyti, kad labai gražus obuoliai, o dar ar skanus neragavom. Kivi, aišku, karšta, bet ką padarysi. Dabar prisiskinsim obuolių. Štai parėjome namo, Kivis iškart nulėkė atsigert, nors gavo gerti ir lauke, bet negėrė. O dabar man tai reikia. Aš paimu Kivio, šitokį dubenėlį jau reikia išplauti, nes kalkiam apsinešęs. Ir įdėsiu maisto, nes 5 valandą jam vakarienė, o jau biškai daugiau. Ai, kas dar nematė mano išlūžusią dančią praeitamą. Tai štai, nusišypsosiu aš jums, bet tik labai nesigazykit, nes rugpjūčio 9 man dantis tvarkys. Tai va, o dabar įdėjau Kiviui. Ir žiūrėti galite, kaip Kivis skaniai valgo. Tas dantis, Dabar pasidariau kavos ir aš geriu kavą tiek dieną, tiek per pietus, tiek ryte, tiek vakare. Ir aišku, aš miegu, viskas gerai, tik tai, kad aš labai mėgstu kavą. Jau rodžiau savo dantes nulūžusį galiuką. Bet čia yra pataisomas brokas, mano brokas. Tai bet turiu nepataisomą broką ir jūs nežinote, kad aš buvau operuota, kai man buvo kokie 3 metai. Bet tai buvo labai keistas atvejis, todėl kad aš gyvenau su tėvais bendrabutyje, kadangi man jau netiek mažai metų. Tai tais laikais būdavo susituokę žmonės, susilaukia vaikų ir tada gauna bendrabutį. O paskui joms duoda dažniausiai 1 kambario. Nes aš šneku 3 kambarių butą arba 2 kambarių butą, jeigu būna 2 vaikai. Tai aš turiu seserį ir aš buvau dar metais už ją jaunesnė, 3 metukų ir mes iš bendrabučio kraustėmės į butą 1 kambario. Dar tada tik tai 1 kambario gavom, nes buvo mažytės. Ir aš, kadangi nepasiekiau rankenos, tai ėmiau duris su ranka už, kaip čia pavadint, už durų. Ir mano tėtis nepastebėjo ir uždarė duris. O kai ilgiausias pirštas yra vidurinis, aš po vieną nerodysiu, nes nepadaru. Tai atkreipkite dėmesį, kad abiejų rankų ir pirštai vienas ilgesnis, kairės ilgesnis, vidurinis pirštas, dešinės trumpesnis ir nagas išlinkęs, tai reiškia, kad šitas pirštas išsivystė visai kitaip, kaip neįsivystė, užaugo kitaip, nagas išlenktas, dėl to, kad man buvo nukirstas pats galiukas piršto, jau pats galiukas. Ir mane, kaip ir darė operaciją, gal manau, kaip vaikui tai darė su visiška narkoze, taip, su visiška narkoze. Ir aš nieko nejaučiau, bet buvau labai šnekuti 3 metų ir kai man atėjo laikas traukti siūlus, sukalbėjausi labai su gydytoja. Ir gydytoja man sako, dabar aš tau trauksiu siūlus ir tu verksi. Sakau, neverksiu. Žinau, kaip 3 metų vaikas. Sakau, aš neverksiu. Sako, verksi, tikrai verksi, neverksiu. Ir kai man traukė siūlus, aš taip šiepiausi. Tokia buvau nepatenkinta. Bet kai ištraukė paskutinį siūlą, pasakiau, vat ir neverkiau. Ir čia aš aišku šito neprisimenu. Keista 3 metų, jau vaikai šiaip labai prisimena viską. Aš neprisimenu, nors tai buvo kaip ir kažkoks įvykis mano gyvenime ir jau buvau 3 metų, tai vaikas 3 metų jau kalba normaliais sakiniais, o aš kažkaip neprisimenu. Tai čia yra papasakojo man mama, nes tada su daktarė su mama labai juokėsi, kai aš vis tiek aiktelėjau, bet sakiau, ir neverkiau. Tai pirštas netrukdo, tik tai dėl to nelabai man patinka darytis nagų. Tai yra dėtis, kaip čia pasakyti, dirbtinį nagą, ne savo. Ir dar kitas dalykas, jisai kadangi yra lenktas, o kitos rankos
yra kitaip, tai jis auga ir labai, nu taip, į apvalėjimą tokį. Tai aš jo net negaliu pasiauginti, nes atrodys labai negražiai. Ir aš bandžiau vieną kartą ant nagų, ne vieną, gal 2 kartus, ant nagų dėtis dirbtinius, nu tai tuos nesilikoninius, kokius to, neplastikinius. Kai daro, nu, dirbtinius tos pridedamas, tai man labai sunkiai dirbo tos meistrės, nes, nu, kaip uždėti lygiai nagą, jeigu nagas lenktas. Tai, bet tiesiog taip jau stengiasi ir vis tiek buvo labai matyti, kad negražiai. Jis buvo labai storas, nes užtepė daug tos košės, kur paskui išdžiūsta ir gelio, geliniai nagai, dirbtiniai geliniai nagai. Tai užtepė tos košės ir buvo man labai nepatogu, nes tas storas sluoksnis. Ir aš po kurio laiko bandžiau pati lakuotis vos paaugusius, nebeatsidaryti nagų ir galiausiai man pradėjo nebepatikti iš vis lakuotis nagų. Nes aš turiu paveldėjimą tokį iš savo mamos, kad labai man šunta pagalvėlės, pirštų pagalvėlės. Kai yra čia užlakuota gelio, tai čia prakaituoja pagalvėlės. Ir labai erzina, visą laiką noriu nusilupti. Tiesiog aš negaliu turėti nagų. Ir čia kažkas klausia, kodėl aš daugiau nesidarau nagų, tai va, dėl to aš nesidarau nagų. O kodėl aš nesidarau antakių? Tai dėl to, kad man ten, kur labiausiai patiko, kur darydavo man tokia labai faina moteris jauna, tai ji labai brangiai pradėjo prašyti, ir, nes nu vis tiek, infliacija, kainos kyla visur. Ir aišku, galėjau rasti, kur pigiau padarys, bet jinai gražiai labai padarydavo. Ir aš tiesiog nenorėjau tos meistrės keisti ir galvoju ieškoti kitų alternatyvų, kaip tos antakius padaryti gražius, tai pati pešioju ir tiesiog naudoju pieštuką antakiams. Gal dabar matosi truputį, o gal nesimato, nes prie lempos šviesos, bet pasirinkau truputį per šviesią spalvą rudą, nors tai yra dark brown, bet man atrodo truputį per šviesi, nu, bet vis geriau negu visai neparyškinti antakiai, nes, kaip žinot, mano plaukeliai auga nedideliais, kaip čia pasakyti, kuokštais, kai kitų labai labai daug plaukelių, o mano tokia vienas prie kito, tik tai labai nedaug, nedidelis skaičius, nors jie yra tamsus. Tai va, tai dabar pabaigiau vlogą, tuoj pabaigsiu tiksliau vlogą. Jeigu patiko, paspauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užsukti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!